Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien mes turime Panevėžio kolegijos tarptautinių ryšių koordinatorę Jovitą. Sveiki. Tai ačiū, kad sutikai pas mus dalyvauti. Ir gal pradėkime nuo to, kaip prasidėjo jūsų kelias į tarptautinių ryšių sritį. Ir kodėl pasirinkot būtent šią profesiją. Taip, tai turbūt tarptautiniai ryšiai atėjo netikėtai, kai studijavau Panevėžio kolegijoje ir pati išvykau į Erasmusą. Ir turėjau labai nuostabią koordinatorę, kuri mane įkvėpė. Ir buvo kaip pavyzdys. Ir visada norėjau dirbti šitoj pozicijoje. O ką prieš tai studijavote? Mano bakalauras yra buhalterinė apskaita. Tai dabar ES pinigai skaičiuoju, ar ne? Labai toli nenuėjau nuo to. O magistras yra vadyba. Tai irgi artimas miksas, ar ne? Vienos ir kitos studijų programos. Čia norėjau, buvo paradoksas, aš kai galvojau su pokalbį ruošiant, sakau, kiek jūs teko jums gal dažnat Erasmusą būti kartu, nes vis tiek, atrodo, kaip yra gal posakis, ar nebus, kad batsovys be batų, sakant, tas pats. Ne, tikrai. Buvau kaip ir studentė, tai turbūt esu tą patyrus ir jūsų rolė, ar ne, kai studentai išvažiuoja Erasmusą, bet taip pat kaip ir darbuotoja tenka dabar keliauti ir aplankyti partnerinius universitetus. O tai kokia gal labiausiai būdavo, įsimintina gal tokia pati ar kelionė, ar gal kažkokią įspūdį gal padarė, gal pats įmenat? Kelionių yra įsimintinų daug, kai kur atsimeni vietas, kraštovaizdžius, kitur atsimeni universiteto infrastruktūrą, kitur atsimeni įsimintinų žmonės. Tai negalėčiau taip įvardinti vienos institucijos, nes vis tiek iš kiekvieno Erasmuso tu kažką pasiemi savo ir parsiveži į Panevėžio kolegiją ir kaip asmeniui. Kaip galvojat, kas tas gal pagrindinis, gal ko skatinat žmonės, ta prasme, išvažiuoti, ar ne, ir kas žmonės gal labiausiai motyvuojantis tas dalykas, ar kad tais lūžis gal, viduje, ta prasme, ar tai būna, gal žmonės gal labiau užsimotyvuoja, gal nori labiau kažką daryti daugiau, ta prasme, esat pastebėję kažką tokio? Taip, tai Erasmusas atveria labai daug durų. Pirmiausia, kontaktai, kurie išlieka visą gyvenimą. Mano atveju tai turbūt įdomiausia dalis yra tai, kad aš buvau Ispanijoje pagal Erasmusą ir dabar taip pat bendradarbiaujam su ta įstaiga ir mano koordinatorė tenai dabar yra mano kolegė, ar ne? Geras. Tai irgi taip smagu ir tie ryšiai tokie ilgalaikiai ir tvarūs. Ir žinoma, studentam tai daug duoda pliusų, ar ne, nuo to, kad atsiveria kaip asmuo studentas, nes mūsų turbūt lietuvių bruožas yra toksai kuklumas, uždarumas, turbūt pastebit šitą ir patys aplinkoj. Ir tikrai grįžta studentai išlaisvėję, norintys daugiau patirti kažko, važiuoti antrą kartą, nes tai buvo geriausias jų gyvenimo nuotykis. Yra kas tikrai susiradę antras pusės, tai yra ir vestuvių, visko yra pas mus. Toliau apie šitą pakalbėsim. Labai smagu stebėti paskui tą procesą, kaip viskas auga ir tikrai labai džiaugiuosi. O tai šiaip kokia buvo patirtis pirmoji su Erasmusu? Taip, tai buvo mano Erasmus mobilumas į Ispaniją, studijų mobilumas. Tai buvo pakankamai karšta. Šiaurinė Ispanija nėra karšta, labai daug lietaus. Aš irgi tikėjausi, kad bus šilta, bet dėja buvo labai daug lietaus. Skėčių sulaužyta buvo per tuos kelis mėnesius ne vienas. Tai čia tikrai stereotipas, ar ne? Kurį sulaužiau pati nuvykus ir pamačius, kad ten tikrai nėra karšta. Ne visa Ispanija karšta. Šiaip įdomu, ką daugiau ten patyrėt per visą tą laikotarpį Ispanijoje. Taip, tai patirtis buvo kultūrinė, aš išvažiavau tikrai be ispanų kalbos žinių, tai nenori teko pagrindus išmokti šiek tiek, nes ir su tavim bando ir pačio įstaigų kalbėtis ispaniškai, ir kažkur išeini kavinę irgi ispaniškai, tai tam buitinį lygmenį tikrai ta ispanų kalba mano pagerėjo. Su grupiokė, su kuria kartu vykau, ji mažiau kalbėjo angliškai, tai jos ispanų kalbos žinios dar buvo geresnės. Aš vis laik stengdavausi angliškai kalbėti, tai mano tada ispanų taip nepagerėjo. Tai va čia yra turbūt tas pagrindinis dalykas, kultūriniai dalykai, net jau nebekalbu, kaip žmonės mėgaujasi gyvenimu, kaip randa laiko susitikti su draugais, su artimaisiais ir tos ilgos pietų pertraukos tikrai žavi, ar ne, kur 2 valandas tiesiog visi kavinėse džiaugiasi gyvenimu. Aišku, darbo grafikas jau šiek tiek ilgesnis, ar ne, gaunasi tokiu atveju.
Bet tikrai labai smagi patirtis ir daug, ir pati kaip asmenybė pasikeičiau, tai čia net nėra net klausimo. Važiuokit visi Erasmusą. O tas yra tipas dažniausiai irgi žmonės, kad važiuojantis į kitą šalį, labai galvojantis, kad aš gal nemoku tos kalbos ir mane šiandien nieks nesupras ir aš būsiu vis tiek galiausiai vos ne vienas. Tai yra taip ir ta prasme, bet vis tiek žmonės, kad vis sakot, pasibėt gal užsieniečiai nori būna, pavyzdžiui, kalbasi ne jų tautiška ta prasme kalba, arba kad būna, tenais, kaip sako, ten prancūzai, esu girdėjęs tokią stereotipą, kad jeigu išgirdęs, kad bandai kalbėti prancūziškai, jiems toks, nelygis. Tai pagalvokime ir apie mūsų Lietuvą ir apie Panevėžį, vyresni žmonės tikrai nekalba angliškai, bet jeigu žmogus į savęs yra tas, kuris nori padėti, tai kalba tikrai nesutrukdys. Google translatoriai, ženklai, gestai ir visa kita, tai čia yra tiesiog į kokį tu žmogų tuo momentu atsitrenksi, ar ne? Ar tai gatvėje kažko paklaus, nes jis tikrai buvo grįžusios studentės iš buhalterinės apskaitos ir man labai įstrigo jų pasakyti žodžiai apie tai, kad, sako, mes ėjom Turkijoje, klausėm kažko žmonių ir sako, dabar mes tikrai padėsim, jeigu kas nors prieis mūsų Lietuvoje ir paklaus, kur anksčiau galbūt būtume pasižiūrėję ar kreivai, ar kažkaip, nes pačios, ar ne, atsidūrė toje vietoje, kur reikia paklausti kažkokios direkcijos, ar ten nueiti autobusų stoti į tą pusę, ar dar kažkur. Tai manyčiau, kad vėlgi vienas iš tų pliusų, kur įeini to užsieniečio batus, ar ne, ir tada, kai grįžti, tu kitaip į juos pradedi reaguoti. Man teko, Panevėžyje, bent būnant, prašiausiai einant į sporto klubą, beeinant ir irgi užsienietis mūsų iš Erasmus atvažiavęs, irgi vienas vaikinukas. Taip pat, sako, atsiprašau, gal žinot, kur čia yra sporto klubas, sako, jo, einam, parodysi, prasme. Kartu ar ne, nusivedai ir pasportavo draugiškai. Aš tai kaip tik ne per seniausiai su marokiečiais kalbėjau ir vienas iš jų labai nori dirbti ir nori pasibaigti čia mokslus pilnai, bet tiesiog visi atstumė, nes nemoka lietuvių kalbos. Taip, bet tai dabar ir savivaldybė kursus siūlo lietuvių kalbos ir pas mus bus dalykas lietuvių kalbos, kad jie turėtų tos pradmenis. Aišku, kalba niekada taip neišmoksi, kad paimi ir išmoksti, reikia metų, 2 vis tiek bendrauti su kitais. Tai tas kalbos barjeras žinoma. Visi nori, kad atvykęs užsienietis kalbėtų nacionalinę to šalies kalbą. Tai tavo klausimas, ar ten Prancūzija ir Ispanija, jos yra didelės šalis. Žinoma, kad jom neapsimoka angliškai, bet jeigu jūs važiuojat į Olandiją, į Belgiją, tai ten tikrai kalba visi angliškai, bent jau didžioji dauguma. O kaip, pavyzdžiui, pastebėt, kokies galvat tas patys įgūdžiai, svarbiausia, kurie reikia turėti, dirbant tarptautinių ryšių srityse, kad užmesgant? Turbūt komunikacija. Komunikacija, lankstumas, ar ne, nes tikrai tenka sutikti labai įvairių žmonių. Vieni intravertai, kiti ekstravertai, tai prie kiekvieno iš jų reikia rasti kažkokį prieimą, kaip viskas vystytųsi toliau. Tai... O kokie iššūkiai ir džiaugsmai yra kasdieniai šiam darbe? Džiaugsmai tai studentai yra mano džiaugsmai iš tikrųjų, nes tie atsiliepimai, kurie būna iš studentų, labiausiai motyvuoja, nes dirbam dėl studentų. Irgi dideli džiaugsmai atvykstantis darbuotojai, nes atvyksta labai unikalių ir labai įdomių iššūkiai, kaip ir pas kiekvienus, ir pilnatis būna. Ir jūs turbūt pajaučiate, ir pas mus lygiai tas pats viskas vyksta, kaip ir šeimuose, taip ir darbuose, ar ne? Tai va tokie ir iššūkiai. Kur iš mėnulio kaip iškreitės, ir pats būna, ir kiti būna. Taip, tai kita dalis turbūt dokumentacijos kiekis. Iššūkis, nes tikrai tai yra ES pinigai. Peržegno, kad yra. Ir aš kiekvieną tą centą, eurą ir viską aš turiu ir sistemą suvesti, ir dokumentaliai, tvarkingai viskas. Tai turbūt čia tie didieji iššūkiai, kur tikrai būtų maloniau visą dieną su jumis prakalbėti čianai, negul viską techniškai vedžioti ir malonu. Įsivaizduojam. Puiku, bet kaip Panevėžio kolegė pasirinka Erasmusus ar ne partnerius, kokie kriterijai šiam procesui yra svarbiausia? Taip, tai kriterijai iš tikrųjų, tai jeigu mes plečiamės į kažkokią šalis, tai rašom iš mūsų pusės ar ne laiškus, o jeigu partneriai mato mus kaip patrauklius, jie mums parašo laišką, ar ne? Jeigu randam tada bendras sritis, kuriuose galim bendradarbiauti ir pradedam bendradarbiavimą. O dažnai būna, kad jie patys parašo? Žinoma, taip. Šiaip nori, ta prasme, ar ne, gaunasi, kad... Per mėnesį tikrai viena sutartis gimsta. O.
Tai... Nes dabar irgi 3 inicijavau, tai laukiu pasirašymų, tai bus jau 90 sutarčių, kurias turim su partneriais. O kaip jūs atsižvelgia, ta prasme, kai jūs pirmą tą žingsnį žengia, ta prasme, kad tą pasiūlymą, į kokius jūs galvojate tos kriterijus, ką reikia atsižvelgti? Taip, tai vienas iš kriterijų, kad būtų sutampančios studijų programos, ar ne? Tai vienas iš pagrindinių, nes jeigu nebus studijų programos, kartais tikrai pasižiūriu ir lokaciją, kad studentam ar darbuotojam būtų paprasčiau ar nuvykti, ar ne, kad nereikėtų ten kelių perjungiamųjų skrydžių ar dar kažko. Tai tikrai ir ta lokacija kartais, nes mūsų studentai ateina ir kartais sako, aš klausiu, ką mąstote, kur norėtumėt? Prie jūros. Tai kartais net nebūna tas kokybinis rodiklis, kad ten studijų kokybė. Visokių studentų būna, ar ne, bet būna, ateina prie jūros. Tai tikrai turim pasižiūrėti tą lokaciją. Nepatostogauti, bet tiesiog, kad ta aplinka būtų maloni akiai ir kad būtų jauku ir malonu. Tai tokie ir kriterijai. O kokie šiandien dienai mes turime tos gal pasirinkimus, galite gal studentam pavardinti kokias šalis? Taip, nemažai tų pasirinkimų yra. Sunkiausia turbūt pasirašyti sutartis yra su Olandija, Danija, Norvegija, Švedija, Suomija. Jie labai atsakingai atsirinkinėja partnerius, ten turim būti rankinguose ir panašiai, bet šiuo metu tikrai Latvija, Lenkija, Estija ir Norvegijai turim žinoma keletą partnerių. Turkija, Vengrija, Ispanija, Gran Canaria. Sala ar ne, bet toksai egzotiškai skambantis pavadinimas. Taip, jau iš karto toks, ai, ta mokyklėlė, gerai, biškiai jau žiūrėkit, ir į barą gal nueisim. Ir Belgijai turim, ir Prancūzijai turim, tai tiesiog tas... Stengiamės plėstis, kad būtų ar ne kiekvienoje šalyje. Žinoma, turkų turim daugiausia, nes jų universitetų yra labai daug. Turkija irgi vien didelis. Taip, pagal tai, bet tikrai dabar kažkaip į Lenkiją bandom plėstis labiau, nes Latvijoje tikrai partnerių labai daug turim ir pagal mūsų studento profilį mūsų studentai labai renkasi vykti į Latviją, nes jiems yra patogu. Taip. Geografiškai vien tas. Taip. Artimas. Kaip jūs esate, man sakė, ta prasme, pasilgat ta prasme namų, arba nebeturit ką valgyti, važiuokit namo, mama kotletų įdės visada. Tai būtent ta dalis ir yra, nes turėjau ir studentą, kuris ateina, manęs mergina neišleidžia toli, ar ne? Važiuok į Latviją, savaitgalį jinai pas tave, tu grįžti atgal, ar ne? Tas toksai ryšys, kuris yra nenutrūkstamas ir tu jautiesi vis tiek aplinką pakeiti. Taip, jeigu jinai studijuoja Panevėžio kolegijoje. Tas nepamiršk. O tai kokias galimybės studentai gauna išvykę į Erasmus programą? Taip, tai yra 2 mobilumo tipai, yra studijų mobilumas ir praktikos mobilumas. Tikiuosi, kad tai žinote. Žinom, bet reikia ir kitiem pranešti. Taip, aš pabūsiu tas, kuris nieko nežino. Aš tiesiog pasitikslinu, ar kas nors žino. Tai 2 mobilumo tipai. Tai jeigu vykstat į praktiką, tai jūsų praktika yra tokia, kaip jūs atliktumėt ją Panevėžyje, ar ne? Tai mes ieškom atitikmens, kas gali tai pasiūlyti. Tiesiog gaunu praktikos aprašymą iš fakulteto ir siunčiu jūsų pasirinktiems universitetams laiškus su klausimu, ar jie gali pasiūlyti tokią praktiką, kurios mums reikia. Ar ne? O studijų mobilumo metu taip pat sudėtingiausias dalykas yra, kad reikia suderinti dalykus. Ir pas mus, pavyzdžiui, yra koks nors dalykas, o kita įstaiga nesiūlo to dalyko. Tada vėl rašai kitam ir kol sumečini viską. Aš šiaip čia tiesa, kad girdėjau, jeigu išvyksti studijuoti pagal Erasmusą, tai reikia atsiskaityti ir Lietuvoje, ir tenai. Mitas, rėkiu, mitas. Nes visi dalykai... Sirenos kaukia. Visi dalykai, kuriuos jūs išvykstate Erasmuso metu, yra automatinis pripažinimas. Todėl tas derinimo procesas iki išvykimo užtrunka pakankamai ilgai. Todėl, kad jūs, kaip ir minėjau, tą praktiką išvažiuojate ir tą praktiką jūs bus suskaityta Panevėžy, kai grįžtat, nes jūs gaunate tenai pažymį, vertinimą ir atsiliepimą. Ne, bet čia praktika, o aš apie ir studijas lygiai tas pats vyksta. Mes jas turim susiderinti prieš išvykimą ir paskui tuos dalykus, kaip parsiveži, yra siunčiami fakultetui ir yra padarimų skaitimai. Tai tikrai mitas. Gerai. Mitas. Sugriovėm šitą. Va, labai gerai. O pavyzdžiui, kaip keičiasi studentų požiūris į Erasmusus metus iš metus, ta prasme, vis tiek, kadangi matot, labiau žmonės nori važiuoja, kiti nelabai, ta prasme, kaip jūsų akimis? Mūsų studento profilis yra vyresnis studentas, dirbantis studentas. Tai va čia ir iškyla didžiausias iššūkis.
kaip tie studentai, kaip jos norinti išvažiuoti, ar ne. Todėl mes turim apsibrėžę pas save mažiau galimybių turinti studentai išvykti, ar ne, mažiau mobilus jie skaitosi. Tai tiems studentam mes siūlom mokėti didesnę stipendiją, tai studentai, kurie dirba, studentai, kurie turi vaikų iki 12 metų, kiti studentai profesionaliai sportuoja, arba finansiškai yra sunkiau ar ne, tai jeigu pristato tai pagrindžiančius dokumentus, studentai gauna didesnę stipendiją. O tas pas... kad vyresnis studentas išvažiuoja, ar ne? Kokie, pavyzdžiui, kolegijai nauda būna, ta prasme, nežinau, ar yra, kad grįžtantis, nežinau, gal ar su idėjom, ar dar kažkas, su kokiais gal projektais ar pastebėjimais, gal kurie paskui nusėda ir pasitobulina pati kolegija gal kažkur, ar ne? Tai žinoma, kiekvienas išvykimas, kaip ir minėjau, duoda žmogui tikrai pliusą, ne minusą, nes Erasmusas turi pliuso ženkliuką, jeigu pastebėjo, tai bet kokiu atveju išvykus gausit pliusą, nes kad ir vyresnis, bijo dėl kalbos, bijo, kaip viskas susitvarkys ir paskui grįžta ir sako, ačiū, kad jūs mane pastumėjot. Taip, netgi taip. Tikrai taip. Ačiū, kad įtikinot, ačiū, kad sakėt, kad suderinsim ir tikrai tada ir antrą kartą išvažiuoja tie asmenys. Tai va čia turbūt yra tas... Norėjau tai pasakyti, nes būtent buvo tokie studento žodžiai panaudoti, bet susilaikiau. Aš priimsiu, kaip sakant. Taip, tai tikrai kartais tikrai trūksta lietuviams to pasitikėjimo. Viską mes galim, viskas yra su mumis gerai, tiesiog vidinio to pasitikėjimo, kad suderinsim, kad viskas čia bus gerai. Viskas susitvarko, kaip reikia. O tai koks didžiausias buvo atradimas, gal studentas, kuris gal buvo išvažiavęs ir atvyko, toks, kaip sakant, atsiveria akis, nežinau gal. Esu turėjus tikrai studenčių, kurios vyko 3 kartus į Erasmusą. Taip, tai man turbūt jos yra toksai gražus nušvitimas, nes buvo ir vienoje šalyje. Aš visada rekomenduoju keisti Erasmuso vietas, todėl kad tu pamatai vienur galbūt yra kultūrinė patirtis daugiau, kitur profesinė, o kitur kažkoks miksas. Tai jos grįžo labai, manau, praturtėjusios ir tikrai džiaugiasi ir smagu matyti, kaip keičiasi tie studentai, atvirėja ir supranta tas kultūrų skirtumus. Geras. Labai faini. O tai kokie yra ateities planai su Erasmus programų plėtra? Taip, tai finansavimas jis vis didėja, tai aš labai tikiuosi, kad studentai mūsų judės irgi daugiau. Lauksiu jūsų ateinant. Šiuo metu vyksta paraiškų teikimas iki spalio 31 dienos. Jeigu aš nenuėjau į spamą, kaip dažnai juokiuosi, kad einu į spamą tiesiai, nes studentai sako, taip, matėm jūsų laišką, ar skaitėt? Ne. Tai šiuo metu vyksta paraiškų teikimas, tai kviečiu visus aktyviai dalyvauti, teikti paraiškas, motyvacinis gyvenimo aprašymas ir prikabinta forma, kurią reikia užpildyti. O tai gerai, ką dažniausiai gal, studentai, kokia šalis dažniausiai gal renkasi? Latvija, pas mus tikrai Latvija. Ypatingai biomedicinos mokslų fakultetas, labai aktyvūs studentai ir jie visi važiuoja Jūrmalą, nes ten yra labai nuostabi įstaiga, kur turi įvairių praktikos galimybių ir lankščiai priema, bendrabutis labai geras, tai tikrai tas iš lūpų į lūpas, ar ne, žodis einantis ir tikrai mūsų labai daug studentų ten važiuoja. Faini. Taip, bet yra, pavyzdžiui, galimybė susirasti studentam praktikos vietas ir pačiam. Tai turiu dabar studentą, kuris irgi Norvegijoje statybų sritis, nes mes neturime bendradarbiavimo, bet jisai susirado praktikos vietą pats ir išvyko. Yra mergina Islandijoje atlikus praktiką, irgi pati susirado praktikos vietą. Tai čia toks jau biškin next level, tai irgi. Tai čia reikia, aš visada sakau studentam, pagalvokit, gal jūs turit giminaičių, draugų kažkur, galbūt jie gali jums padėti jūsų svajonių šalyje ar mieste susirasti praktikos vietą. Arba jūs kažkokį universitetą nusižiūrėt, jūs ateikit pas mane, bandykim rašyti, kažką darykim, nes ne visada viską aš galiu padaryti, ar ne, bet jeigu turit kažkokią svajonę, galim bandyti kažkokiais žingsniukais artėti prie jos. Vykai, į kurią to šalį vyks? Į Latviją. Ant raudoną kilimėlį dabar. Šiaip būtų įdomu Prancūzija. Kad ir kaip ten labai prastai šneka turistai apie ją, bet... Man tai, pažiūrėjau, aš vis tiek, jeigu didžiasias pačias tas šalis, man labiau norisi į tas nuvykti mažesnės, tokį kaip
tos miestelius, ta prasme, ar ne, kur toks countryside labiau, gal kaip vadinamas. Bet tai Prancūzijoje irgi yra mažesnių miestelių. Tai jo, bet tai žinai, klausimas irgi tada su tais pačiais atitikmenys, ta prasme, specialybė visą ką, bet... Tai čia sakau, procesas paraiškų teikimo metu, aš vis laik prašau, kad studentai parašykit iš mūsų partnerių sąrašo 5 įstaigas. Nes galim parašyti visom 5 ir gali nepavykti, bet galim parašyti ir pačiai pirmai viskas gali pavykti. Kiekvienas Erasmuso mobilumas yra atskira istorija. O tai gerai, o kokia gal žmonėm, pavyzdžiui, studentam, kurie gal nežinantis, arba, kaip sakant, įspamonai. Tai kokias trukmės yra, ta prasme, tų pačių Erasmuso išvykimo, ar tų pačių praktikų, kokio ilgumo? Taip, tai minimalus laikotarpis praktika yra 2 mėnesiai. Studijų mobilumo atveju vėlgi siūlau orientuotis į pilną semestrą, nes kai studentai ateina, sako, aš vyksiu 2 mėnesiam. Ir aš tada klausiu, o kaip bus? Kitoj įstaigoje tu 2 mėnesius pasimokysi, tu ten nebaigsi. Taip. Nieko negausi vertinimų ir tu grįši, ar ne? Ir tada ir čia dar nepasibaigia, ir ten nepasibaigia. Tai toks variantas tikrai yra labai sudėtingas, tai visą laiką yra orientacija tai, kad studentas išvyktų pilnam semestrui studijom, nes tikrai ir mes lygiai taip pat nepriemam pagal Erasmus atvykstančių studentų ten 2 mėnesiam studijom, Taip. Nes mūsų studijų procesas, kaip ir patys žinot, ar ne, dabar nuo rugsėjo iki sausio mėnesio, tai ir kitose įstaigose lygiai taip pat vyksta semestrais studijų procesas ir siūlau vykti semestrui. Čia tas, kaip man pačiam, bet ir manau visiems, kad tas irgi, tas psichologinis barjeras. Pusį metų, bet toks, vis kažkaip motyvuojasi, jis toks į priekį, kad labiau, reikia. Bet jūs visi praktikas turit. Taip. Pradėkit pirmas dalykas nuo praktikos, trumpesnis laikotarpis. Apšilimas. Adaptacija, tikrai. Ja. Tikrai. Ir yra dar trumpalaikis mobilumas. Tik su trumpalaikiais mobilumais iškyla problema, nes tai yra 1 savaitės, tai yra 5 darbo dienų išvyka, bet pavieniai asmenys dažniausiai sudėtinga kažkur surasti vietą. Tai prašom, kad studijų programų komitetų pirmininkai ar ne sukontaktuotų su primančiai organizacija, kaip yra ne pati Vykavikai. Ir tada jie paruošia 5 dienų planą. Ir studentai išvažiuoja tom 5 dienom ir tai yra trumpalaikis mobilumas, bet kiek šiuo metu darėm, tai buvo visur po 14 studentų, kad tiesiog išvyksta didelės grupės, nes pagalvokite, kad žmonės turi skirti jum laiko, nuvykus ar ne tą savaitę, turi atsiduoti, tai žinoma, kad geriau, kad važiuoja 14, o ne 1, nes tu jam lygiai tiek pat turi dėmesio skirti. Tai va čia tie trumpalaikiai mobilumai būtų geresni, kai jie vyksta didelėmis grupėmis. Efektyvesni, nes tada ir partneriai nori priimti, ar ne, ir studentam patiems smagiau. Į trumpalaikį tai tikrai važiuočiau dar. Čia aš atsimenu, kai dar mokyklos, kai mokyklai buvau, važiuoju į Vokietiją, Erasmusą programą, tenais buvo apie žydus daugiau, bet 2 savaitę Vokietijai su įvairiais, ta prasme, žmonėm, tai čekai, tai tenais vengrai, tai tenais iš Izraelio irgi atvažiavę, ta prasme. Tai čia tokia kultūrinė kaip hebra, kaip saja, vokietukai dar kažkas. Vakarėliai kiekvieną vakarą. Taip, tikrai taip, šitą nemeluosi. Aš žinau, kas vyksta, kai atvažiuoja pas mūsų užsienio studentai bendrabutį. Oi, tada toks būna, kur eini edukuoti vienas kitą, kaip sakant. Taip. Kokią kultūrą irgi. Bet man tai tas buvo gal irgi toks lūžis, bet ir toks fainas, kada tu pažįsti, nes ir iki šiol, ta prasme, turi kontaktas, išlaikai ir toks prisimeni, papasijokė, kovai, prižvengiam, ta prasme, prisimeni šitą, nusinti kokią fotkę. Oi, šitą tai tikrai nieko neatsimenu. Tai tokia irgi buvo, savotiškas. Tai man 2 mėnesiam ir gali lygiai taip pat neatsiminti. Jau čia jau 2 mėnesiai. Jeigu 2 mėnesiai, kaip sakant, tamsa, jau galvoju, reikia kažką susimastyti. Tai va, vyka ką. Tai kas būna didžiausias atradimas studentams po Erasmuso? Kad jie gali išvykti ir vykti ne vieną kartą. Ir kad viskas užskaitoma ir tikrai aš esu labai dėkinga dėstytojam ir fakultetam, kurie labai palaiko išvykstančius studentus ir stengiasi lankščiai, kad tik tą studentą motyvuotų išvykimui, nes pagrindinis dalykas, kad mes norim, kad jūs vyktumėt, nes tai yra pliusas jum yra tai pliusas ir jūs tai turit suprast,
o mes jau stengiamės sukurti tą terpę, kad jūs jaustumėtės komfortabiliai. Šiaip ganėtinai, kai kas man patinka, ta prasme išgirsti, kad technologijų fakultete pačio iš dėstytojų būna, jeigu mes tarpusavį tą užsiminam apie Erasmusą, jeigu dėstytojas išgirsta, o važiuojate Erasmusą, sakom, nugalvam, sako, važiuokit. Tai va, sakau, atostogų jums duosiu. Palaikymas tikrai, sakau, iš fakulteto aš jį jaučiu, nes studentai man tikrai pasipasakoja, ar ne, kaip tam tikri dėstytojai reaguoja, tai sakau, esu dėkinga, kaip jie reaguoja, nes mes labai norime, kad jūs važiuotumėt ir nebijotumėt. Jūs tikrai ten, jeigu ir skolą persivešit, jau reikia jau tą skolą jau sugebėti, kaip ir kolegijų, jau reikia nieko, visiškai nedarai ar ne, turbūt skolą, ar turit skolų? Neturit skolų. Ne. Nes jūs mokotės. Tai lygiai taip pat ir išvykus į Erasmusą, jeigu tu visiškai nieko nedarysi. Pabaras visą. Taip, ir parsiveši skolą, reikėtų ne visas parsivežti iš studijų dalykų, ar ne, bet fakultetas duos tą šansą, kur tu gali perlaikyti egzaminą, pasivyti, jeigu mokysies. Faktas. Reikia motyvacijos. Žinoma. Be tos motyvacijos, aišku, niekas nesidaro kitaip, nes man visą laiką kaip iš šeimos posakio atsimenu, kas smagiausia būda, jeigu sako, darai, tai ir padarai. Taip, aš pritariu. Reikia pasiryžti, įsirašyti kalendorių. Erasmusas. Gerai, šitą aš irgi jau prisėsiu, nes būna iš mūsų irgi, kursiokai pasakoja, dabar sako, į Belgiją. Sakau, hebrytė, kur iš tavo belgų, sakau, važiuosit, praktikai, kad irgi. Sakau, pragyvenimą, sakau, kaip rasit būtą. Taip, tai va čia irgi kolegija skyrė stipendiją, ES, Erasmusas skyrė stipendiją ir ne, ir tikrai pakanka aplinkinėse šalyse pragyvenimo ir bendrabutis yra skiriamas, bet su brangesniem šalim tikrai nepasiūlo bendrabučio, reikia patiem ieškotis, tai va čia iškyla tie kaštai, nors ir kaip minėjau, ir kolegija dar papildomai vienkartinę stipendiją moka 150 €, kad tik jūs kažkaip, ar ne, užnorintumėt, bet vis laik sakau, pasižiūrėkit, kiek kainuoja, kiek bilietai nuskridimo, ar ne, kad įsivertintumėt, ar tų kaštų, kuriuos gaunate, užteks ar neužteks. Vieni sako, viskas gerai, aš dirbu ar ne, ir išeisiu iš darbo ir vyksiu Erasmusą. Tai labai skirtingos vėlgi istorijos šito klausimo ir pirmiausia žmonės, vieni yra išlaidesni, kiti geba geriau kontroliuoti finansus, kiti mažiau. Tai kai paklausia, ar tikrai užteks ar neužteks, tai tikrai Lenkija, Latvija ir aplinkinės šalis, kur ekonominis lygmuo yra panašus, tikrai užtenka stipendijos ir gali dar likti. Jeigu 2 mėnesius niekur nevaikščiotis labai smarkiai kiekvieną dieną. Tai bendrikė, kaip sakant, kukliškai. Va čia tada tas gal ir kūrybiškumas ir prasideda ir to pačiu kultūrinis tas gyvenimas atrodo, nes kada tu patiri vienas kitą, kada ar tai būna, ateini, pasiemi maistą, toks koks turkas ar dar kažką, kultūrinis vakaras. Taip, ateisi, aš to padarysiu, to valgy dar kažką, tai irgi būna tas smagiausia, ta prasme, kad toks, kaip sužinai, kas vyksta. O jeigu kalbant, pavyzdžiui, koks keisčiausias gal, pavyzdžiui, klausimas buvo ir, iš pačių studentų gal esat susegavo? Amžiaus cenzas, kažkodėl visi galvoja, kad yra amžiaus cenzas, tai tikrai studijų programai, Erasmus programai nėra taikomas joks amžiaus cenzas, gali važiuoti ir 18, ir 85 studentas, tai tikrai jokio skirtumo nėra. Aš jau tam žmogui jau kur. Tikrai būna vyresnių negu 20 metų studentų, tikrai būna. Jo, tikiu. Tai viskas smagu ir labai gerai, bet iškylantis klausimas, kur man atrodo net nepagalvotum, ar ne? Jeigu tu esi Panevėžio kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos studentas, tu gali vykti į Erasmusą. Tai va čia tas klausimas, kuris mane taip, kaip jie taip sugalvoja, kodėl? Toks aš jau čia dėdas skaitysias, ne dėdas čia taip. Taip, bet nėra amžiaus apribojimo. Jeigu būtų amžiaus apribojimas, aš tam savo spaminiam laiške parašyčiau. Bet aš taip nerašau. Tai va. Visokių mitų būna. Taip, tai va čia gal tas mitas, nežinau, iš kur jis kilęs, bet tikrai nebuvo niekada amžiaus apribojimų. O ar kada teko gelbėti studentų iš kokios nors situacijos atsitikusios būtent Erasmuso metu? Žinoma, kad teko. Tai visada situacija atsitinka.
Todėl visada studentam dabar sakau, pasitikrinkit dantis, nueikit pas savo odontologą, ar ne, kad nebūtų kažkokių problemų, ir apendicitas yra buvęs išvykusiam studentam. Žinoma, tada daugiau gelbėja priimančiosios organizacijos koordinatoriai, aš turbūt gelbėjau daugiau atvykusių studentus, kurie, ar ne, vietoje turi problemas, tai ir policijos yra buvę, ir muštinių, ir ligoninių, visko nutinka pas mus. Na, tai gerai, visko dar neišduokit, nes dabar turėsim žaidimuką, kuris vadinasi Erasmus Bingo. Tai aš greitai pasakysiu, mes pasakysim kokią nors situaciją ir jūs turėsit pasakyti, ar tai įvyko, ar neįvyko, ar niekada nebuvo tokios situacijos. Tai pirmoji, studentas pametė pasą oro uoste. Yra buvęs toks variantas, taip yra. Gerai, studentas parsivežė sutuoktinį iš mainų. Pas mus susirado. O! Taip. Va čia, kaip čia. Nes yra santuoka Turkija ir lietuvis. Tai va atvyko, tai kaip ir... Matot, kultūrinis mes turim. O žinau dar vieną istoriją. Tai tų istorijų tikrai yra daug dabar, taip bingo, tai va pirma mintis, ar ne, kuri kyla. Aš irgi žinau, kad išvyko abudu iš Lietuvos ir susipažino būtent per tą Erasmusą, grįžo ir gan greitai susitokė. Kaip sakant, mirktelio akytė, kaip sakant, gražiai buvo. Yra ir lietuvė Latvijoje, yra ir lietuvė su graiku, yra tikrai įvairių. Merginos? Labai fain. Graikai. Merginos. Kodėl tik merginos? Taip, o vaikinai? Nu gerai, atleiskit. Nediskriminuok. Gerai, egzotikas. Martynai važiuoja. Oi, nuvažiuočiau aš jo. Paskui grįžti. O, tai kaip ten jūs musulmonų tapai, ta prasme, žiūrėk, ir tą jau 5, sakant, sutuoktinis tari. Nu, gal... Beveik irgi mitas, bet nebevyksta pas juos tokie dalykai. Mitas. Ai, gerai, aš jau tik galvoju. Nebuvo. Tai va, trečia situacija. Dokumentai buvo pasirašyti, jau viskas išsiųsta, sutvarkyta, o studentas taip ir neatvyko į tą šalį. Ne, nebuvo, bet studentai tikrai mėgsta, kai viskas sutvarkyta, atšaukti mobilumą. Bet džiaugiuosi, kad nebūna taip, kad nepraneša, jie praneša. Bent jau. Gerai, pavyzdžiui, studentas parsivežė lagaminą, bet ne savo. Ne, nebuvo. Gerai. Šaunu. Bet būna, kad neatvyksta lagaminai. O ką tada? Taip, oro linijos po kelių dienų pristato ir mūsų studentam atvykusiam ir išvykusiam yra buvę. Tada jau šepetėlį, arba dar su pirštu pasiėmė dantų pasą. Ne, yra kompensacija, oro linijos paskui kompensuoja, tu gali tuos basic visus dalykus nusipirkti, čekiukus sukolekcionuoja ir paskui tau kompensuoja. Bet labai dažnai čia būna. Taip. Gerai, studentas atsiuntė motyvacinį laišką su daugiau emodžių nei žodžių. Ne, nebuvo. Dabar turbūt dirbtinis intelektas padeda labai žodžius praplėsti. O, šiaip be to, klausimas, ta prasme, naudoja, ta prasme, studentai, patį dirbtinį intelektą, kai rašant, nežinau, ar Matau, kad naudoja, matau, taip, žinoma. Bet ar padeda, ta prasme, žmonėm, ar kur būna, kad jau jie kaip įlankas nuvažiavo, nebegali? Aš manyčiau, kad viskas yra tvarko, jeigu tu nors kiek pats pridėsi savo širdies į tai. Ar ne, nes kai tik copy-paste, taigi mes matom, tiek dėstytojai mato, tiek visi matom, ar ne, kad tai dirbtinis intelektas, ar kai laišką gauni iš partnerio, irgi matai, kad dirbtinis intelektas, nes jeigu tu pažįsti žmogų, tu žinai, kaip jisai bendrauja, kaip rašytų ar ne, struktūrą ir tau kažkaip prirašo kitaip. Tai aš vis laik turbūt rekomenduoju, kad įdėkit šiek tiek savęs į tą ir tikrai nesijausto dirbtinio intelekto. Gerai, studentas skambina iš oro uostą. Man reikia pagalbas, nežinau, kur eiti. Yra. Net jau nebesakau taip. Taip. Per daug dažnai. Ir studentas grįžta iš mainų ir sako, aš jau noriu atgal. Taip, yra kas verkia kabinete pas mane, kad noriu grįžti atgal. Tai labai smagu, mane motyvuoja tokie dalykai. Labai gražiai. Verkit pas mane iš džiaugsmo. Tai va, dėkojom jums, šiaip norėjau, kad tą daugiau, kad kas be žiūrintis, apsvarstykite tą pačią galimybę, kad nuvykti, pasidomėkit irgi tą Jovitą, kad ką siūlo, pasižiūrėkit į spamą, tas atsidarykit laiškus, pabūkim biškių pavyzdingi labiau ir manau, kad gal bus atsirandantis, ta prasme, vis daugiau žmonių, kad ir po šito pačio pokalbio, kad gal jausit jaukiau, kad, ta prasme, tą idėją, kad primtinesnė. Gerai, apsvarstykim tą galimybę, gal vis dėlto, man čia gal visai ir patiktų.
Tai va. Taip, tai aš tikrai kviečiu nebijoti. 131 kabinetas, Laisvės aikštė 23. Visada laukiu. Žinoma, būtų geriau, kad prieš tai parašytumėt laiškutį, nes, pavyzdžiui, dabar irgi manęs nerastumėt ar ne kabinete. Tai tiesiog susitarkim ir susitikim ir pasirašykit tuos klausimus, jeigu bijot, kad užmiršit ir viską atsakysiu, kaip yra, kaip nėra. Nėra neteisingų klausimų, ar ne? Ir priminimas, kad dabar paraiškas yra galioja iki spalio 31. Taip, ir jos yra teikiamos pavasario semestrui. Vasario mėnesį bus kvietimas tada jau kitų metų rudens semestrui. Taip. Nepabijokit, sugriovėm blogiausius mitus, išsiaiškinom, kaip čia viskas vyksta, tai prašom ir važiuokit. Taip, laukiu. Ar mes dar kažką paminėjom ar nepaminėjom, ta prasme, gal jūs mums norėt gal dar pasakyti, ne? Viskas kaip ir tuo momentu paminėta. Gerai, puikiai. Tai ką, ačiū Chebryte. Ačiū. Ačiū, kad žiūrit. Iki kitų kartų. Taip. Iki. Čiau, čiau.